sakyti, šventė visur. O ką čia vyksta šventė šiandien? Taip. Nu va, gyventojus pasakė apietinis. Čia va matom. Žuva šį kamerą. Kažką čia darys. Štai čia balūnai. Didelė scena. Čia va kažkokie darbai. Čia dar yra babkas kažkoks. Ten yra autobusas. Koks miestelis nedidelis. Šventė Liepos 6 dieną. Tada pažiūrėsiu, praeisiu, kas čia pardavinėjama. Biškį tokių pilių greitai negaliu. Čia kažkoks bus pristatymas. Tada aš nueisiu į mugę. Pažiūrėsiu, ką čia parduodama, pardavinėjama. Ateisiu, gal kažką nupirksiu. Ledus. Для пролышек. Kažką reikės įsigyti. Pradžiai parodysiu jums, ką čia parduodama. Ir tada nuvyksiu prie miškas. Ženklo. Padarysiu nuotrauką. Tai va, kol kas tiek. O aš dabar kažką nupirksiu ir tada pasidalinsiu, ką aš čia tokio nupirkau. Štai ką nupirkau, 2 pakuotės ir biškį parodysiu jums, kas čia vyksta. Galbūt vienas iš reformatų va čia atsistoja. Bus. Man liko, išlėjau
37 km iki Varėnos stoties. Tai aš keliauju toliau, dabar sekantis objektas, tikriausiai jau valgysiu. Bus vienas Piliakalnis, Poilsiavietė, visai netoli. Tai keliaujam toliau. Žiūrėjot tvarkaraštį, man dar 35 km iki geležinkelio, tai gal daugiau Varėnoj pasivažinėsiu. Nes laiko turiu 2 valandas mažiau negu 2,5 valandos. O 300 km, tai reikės biškį man paskubėti. Tai nežinau, kiek šiandien pavyks aplankyti, nes paskutinis traukinys 18:10. Kitu atveju reikės tada mokėti už viešbutį ir likti Varėnoje. Tai va, tai dabar jau tikriausiai Varėnoje daugiau aplankysiu, jeigu spėsiu ir parodyti jums. O dabar va, esu prie Onuškių seniūnijos ir važiuoju link Varėnos. Jau pasistengsiu be stabdymo. Va, liko 4 pagaliukai iš 5, vienas jau mirksėjo, tai kažkur jau apie šiam su biškį, apie 7 procentų liko su biškį. Dabar tokiu keliu. Buvo 2 pasirinkimai, arba važiuoti kaip automobilis, įvedant navigaciją, kad keliauju su automobiliu. Ir buvo 40 km. Reiškia. O jeigu pėsčiųjų kelią, tada gaudavosi, kad 304. Tai va, važiavau mišku, va, pusę kilometrų praėjau tokiu keliu, dar liko pusantro, biškį daugiau, tai kilometras 600 liko iki posūkio. Nežinau, koks laukia manęs kelias. Jeigu tik tai toks kelias ir bus, tai traukinį nespėsiu, nes traukinys paskutinis po 2 valandų ir 3 minučių, o man dar 30 km iki Varėnos geležinkelio stoties. Šiandien iššūkių buvo, reikėjo 2 kart miškų važiuoti, reikėjo daug tokių žvyrkelių, tik tai čia nėra mašinų. O būdavo kur mašina, pravažiuoja dulkės, karšta ir dabar biškį temperatūra apmažėjo. Saulė mažiau šviečia čia. Va, tai reikėjo biškį per krūmus, nes buvo taip, kad einu, važiuoja privati valda. Reikėjo biškį į kitą kelią nueiti ir va savo biškį vat nubrožinau. Nu, jeigu nespėsiu, reikės nakvoti viešbutuke. Tikiuosi spėti. Žiūrėsiu, svarstysiu, galbūt kur nors arčiau. Baterijos dabar kelias ilgesnis, bandysiu važiuoti. Liko vat 3. Biškai nesimato. 3 pagaliukai, žodžiu. Apie 100 procentų baterijos. Ir liko 30. Kažkaip biškai 30 km. Va, mirs vienas pagaliukas. Tai virš 1 procentų liko. Tai žiūrėsiu, kaip man seksis. Iki
Varėnos geležinkelio stoties liko 23 km. Ir laiko turiu 1:31. Ir jau turiu būti traukinį. Čia einu vienam kaime. Važiavau Žvyrų. Čia dabar kitas kaimas prasideda ir jau nepravažiuojama. Navigacija rodo tiesiai dar 3 km. Va, tai nežinomybė. Nežinau, kas laukia. Kiek liko tokių kelių eiti. Paskaičiavus, vidutinis greitis turi būti biški didesnis negu 15 km, 15,5. Kad spėčiau. Dabar einu pėsčiom apie 9 km per valandą greičiu. Tai va, nežinau, kiek čia dar eiti. Baterijos procentų liko apie 50. Aišku, kai mažiau, tada mažiau traukos. Gal su sport režimu greičiau po to važiuosiu. O 15 minučių čia daug maž gaunasi. 15 km greitis gaunasi daug maž 4 minutės kilometrų. Tai aš dabar paskutinį kilometrą praėjau per 6. Va, tai einu tokiu keliu, kurio neįmanoma važiuoti. Tai va. Žiūrėsim, kas išeis. Tikiuosi spėti. Liko 23 km. Ir 1,5 valandos laiko. Jeigu, pavyzdžiui, pusę valandos eiti, dar važiuoti apie 20 km be režimų su paspirtuku, tai dar įmanom suspėti. Bet toj mąstysiu dėl kitų stancijų, kurie yra arčiau. Va, ir traktoris važiuoja. Pasitrauksime biškį į šoną. Paviešinį prašysiu. Jeigu sustos, tada sutiksiu. Nu, matau, nesustos. Va, važiuoja traktoris. Tai va tokie, galim pavadinti ir nuotykių. Nu, labiau, sakytim, išbandymai. Va, gal reikėjo važiuoti kelių, bet paskaičiavau, turėjau 2 valandas 10 minučių, 40 km, po 20 greitis. Galvoju, gal bandysiu pagal navigaciją pėsčiųjų maršrutą. Bet nežinau, ar priėmiau teisingą sprendimą. Bet žiūrėsim. Tai va, liko 2,6 km iki kito posūkio, ten ar sankryžos, ką rodo navigacija. Paspirtukas yra išjungtas, kai aš einu. Tai ant laikrodžio vienas atstumas, 3,930. Šiaip bus 40, nes buvau porą kartų pamiršęs įjungti. Tai būsiu šiandien įveikęs nemažai, 70 km. Ir gausis net daugiau negu aš planavau.
Tai va taip. Taip, iki kito video. Žiūrėsim, kaip man sektis. Kas laukia priekį. Tikiuosi, kad lauks bent jau kietas žvyrkelis. Be tokių dabučių, be didelio akmenukų. Kad būtų galima man kaip nors važiuoti. Tai kol kas tiek. Pasirodo, kažkaip suklydau, nežinau kas čia kaip gavosi. Traukinys anksčiau nespėsiu, bandysiu į Valkininkus. Ir turiu 45 minutės ir man lieka 14 km. Jeigu tokių kelių, tai baliamba nespėsiu. Tai va, taip gavosi ne pagal planą. Ir dabar reikia keist planus, neįgyvendinti tikslą iki Varėną atvykti. O dabar į Valkininkus. Jeigu kelias būtų lygus, tai man tie 14 km per 5 minutės būtų pasiekiamas. Bet kai toks kelias, tai nežinau. O čia jau ežeras yra gražus. Užsibūti, išsimaudyti nėra laiko. Bet iš toli pamatyti galima ir visai gražus. O vis dėlto šiandien nespėsiu į traukinį. Būtų 18:10, dar būčiau spėjęs. Važiavau į Valkininkus, iki Valkininkų 8 km, biškį mažiau 7,8, bet nespėsiu. Čia nesimatys. O turėjau 15 minučių 8 km. Vis dėlto, kad ir 25-7 važiuojant, per pusvalandį 13,5, nelabai žaidžiu. Tai važiuosiu į Varėną, nes jeigu Valkininkai ir Varėna, tada didelis atstumas gaunasi. Tai, o iki Varėnos dabar 23 ir liko kažkur 40% baterijos, nes biškį mažiau. Tai va, autobusas kažkoks buvo sustojęs norėti, bet važiavo toliau. Tai va, būsiu dabar kažkur Varėnoje, tada bus naujas video. Nu ką, pažiūrėjau, nėra laisvų viešbučių. Reikės iki Trakų atgal varyti. Tai planuoju dabar Valkininkai ir Trakai, baterijos apie 5%. Ir iki Trakų kilometrų dar daugiau. Tai šiandien bus sunki diena. Jau su pėsčiomis praėjau, čia galim sakyti 9 km, nes buvau pamiršęs įjungti. Tai va, planuoju į Valkininkus dabar, tenai pavalgyti, pakrauti bateriją kažkiek ir tada iki Trakų. Nes traukinys jau išvažiavo, nebėra, kad eitų traukinys iš Varėnos. Viešbučių laisvų nėra, tik sodybų. Labai didelė kaina, ten virš 100 eurų. Tai va, nuo Vilniaus esu 67 km.
nuo Alytus 41. Tai va. Направляйтесь на... Einu pėsčiom iki Valtininkų, galbūt jau apie 4 km praėjęs. Bateriją saugoju, nes liko 40 procentų. O man reikia iki Trakų geležinkelio stoties. Į paskutinį traukinį spėti. O liko tam mažiau negu 4 valandas. Tai reikia 10 km į valandą. Jeigu dar apie 15 greičių į valandą praeisiu, pravažiuosiu, tarkim, 20 km, tarkim, išeis kokie 15 km valandą, nu, tarkim, įsivaizduojam 20 km per valandą. Ir man reiks 20, nu, kaip nors spėsiu. Gal kažkur, nežinau, Valtininkėse vieną kavinį radau, bet jau nespėsiu, nes dirba iki 7. Tai vat man, nežinau, ar surasiu, kur pakrauti biškį baterijos, kad ir pusvalandį. Tai va, iki Varėnos 20, iki Vilnius 63, iki Druskininkų 65.